Būdavo vaikščioja, mada buvo baltom kelnim, apatinim, užsileidę baltinę, iš čia diržu ar kokį šnūrų susijuosęs. Ir čia batus įsistojęs ir vaikščiodavo. Tai jis ateidavo, tai sakydavo visokių pamokslų, visokių pamokymų pasakodavo. Tai nusibodavo klausyti, jis duodavo, durniau, klausyk, ką sakau. Tai aš atsimenu tėvą labai gerai. O tas pats Kapsukas Mickevičius, jis sakydavo irgi kokias prakalbas? Tai čia taip nevadinasi, kai jis buvo klierikas. Ir mano tėviškiai rinkdavosi jau tie socialistai vadinami. Vakare gatmus uždarydavo į kamarą. Vaikus, kad jautimas plyšys buvo, bet tą plyšį išvrėdavo. Tai jie visokius nutarimus darydavo, kas juose žinau, pareidavo tą aušrą, tie laikraščiai iš Tryžiais Vokietijos jau. Tai pas jūs gaudavot aušrą savo namuose? Ir labai maždaug tankiai tie surinkimai būdavo mėnesius į dusi. Ir mūsų kaime yra daug nukentėję yra. Stumbrys, Kurtinys po 6 mėnesius sėdėjo Kalvarijos kalėjime. Mazurkevičius už konstituciją gavo ištrėmimą pasilenėje. Ar čia gal buvo dėl 5 metų tų Jo, 5 metų jau sukilimų. Tai jam barzda užaugo tokį, tas jaunas vyras buvo tą barzdą nešiojo iki numeris, tai barzda. O toks varnuks, tai ještikai gaudydavo. Kai upė pro šalį bėgo, tai pamatė, tai upę iššauko rudenį. Ir po karklais, po krūmų palindo, prabuvo, nesikolekte iškrėtė ir likonis. Ir paskui išvažiavo į Ameriką po kiek laiko. Ar daug žmonių iš jūsų kaimų į Ameriką važiuodavo? Labai daug. Dėl to, kad jiems buvo per mažai Kariuomenė nereiktų eiti, bėgo nuo socializmo, kiti, kurie nusikaltę buvo. Daug keli pabėgę yra. Ir daug bėgdavo nuo caro kariuomenės? O nuo kariuomenės veik visi išbėgdavo. Ir mano brolis važiavo. Į Ameriką. Ir aš būčiau važiavęs, kad ne pirmas karas. Jau buvo nusprendę, sakė. Nu taip, vadinasi, kariuomenę ne. Tai į caro kariuomenę ne, bet į lietuvių kariuomenę tai kitas reikalas. Nu, kad kitos išeities ir nebuvo.